Sveiki visi, šių pamokų tikslas yra šiek tiek praplėsti žmonių akiratį finansiniam raštingume ir bendram finansų pasaulyje, nes visa informacija, kurią mes kaip paprasti žmonės sukaupiam per gyvenimą iš įvairiausių medijos formavimų, iš tėvų, iš mokyklų, universitetų ir panašiai, jinai yra pakankamai paviršutiniška ir mes suprantame ir mus išmokina tiek, kiek jiems reikia, kad mes žinotumėm. Tačiau kaip veikia finansai iš pagrindų, tai yra visiškai neįtikėtinas iš tikrųjų menas ir atskiras mokslas, kuris yra tuo pačiu labai įdomus, bet tuo pačiu ir pakankamai pavojingas, nes tu pamatai, ant kiek visas šitas dalykas yra skemas ir ant kiek mes tokie, taip paprastai tariant, įkalinti visoje šitoj rutinoj. Ir priežastis, dėl ko būtent dabar šitus video sugalvojau sufilmuoti greitai tokias pamokas, tai yra dėl to, kad dabar finansai keičiasi, sistema keičiasi, viskas eina į skaitmenizaciją, tokenizaciją ir turint visą šitą gilesnį supratimą, kaip veikia finansų sistemos iš pagrindų ir ant ko jos iš tikrųjų veikia, galima pasinaudoti šitom žiniom ir pasidaryti savo asmeninį kažkokią tai finansinę naudą. Tai tikiuosi, peržiūrėjus visas šias pamokas, kurias esu suplanavęs, galėsite susidaryti savo nuomonę ir kažkokį tai savo supratimą, su kuriuo galėsite susirasti ir suprasti, kaip ta visa skaitmenizacija vyks, ant ko jinai vyks, kodėl ir pasinaudoti šiomis žiniomis savo kažkokiai asmeniniai finansiniai naudai. Pamokas parašiau labai paprastai ir primityviai, iš tikrųjų nemeluosiu, surašiau viską palaidom mintim į nautus kompe, užrašų knygelę lietuviškai, viską surašiau paprastai, su klaidom, tiesiog palaidas mintis iš to, ką žinau per tiek metų ir paprasčiausiai paprašiau dirbtinio intelekto, kad sustruktūrizuotų ir padarytų gramatiškai teisingai. Tai viskas, ką čia dabar matote, yra mano rašyta su AI-jaus ištaisytom klaidom ir šiek tiek gražesnė logiška seka. Tai važiuojam. Pirma pamoka, kas iš tikrųjų yra tie pinigai ir visas tas mokyklos melas nuo senų laikų, kuriuo visi mes vis dar tikime. Tai svarbu yra žinoti, kas pinigai yra, o ne ką pinigai daro. Nes jeigu mes atsiversime bet kurį ekonomikos ar finansų vadovėlį, mes pamatysime ir perskaitysime, kad pinigai yra paprasčiausiai mainų priemonė arba apskaitos vienetas ir vertės kaupiklis. Tačiau tai yra didžiulė loginė klaida. Nes tai apibūdina tik tą, ką pinigai daro, o ne tai, kas yra jie iš prigimties. Būtent todėl jokia patikima ir didžiausia ir rimčiausios pasaulio finansų institucijos neturi oficialaus pinigų apibrėžimo. Jeigu dabar atsidarysite Google ir parašysite anglų kalbą "What is money", jūs pamatysite daug skirtingų nuorodų iš skirtingų centrinių bankų, Bank of England, Europos centrinis bankas, Fedas, Bank of Japan, taip toliau ir panašiai. Visi turi savo apibūdinimą apie pinigus, bet niekas neturi konkretaus suformuluoto vieno kažkokio tai paprasto paaiškinimo. What is money? What does money do? Viskas yra paprasta. Mes žinom, ką daro pinigai. Bet kas tai yra, nėra tokio paaiškinimo. Nėra oficialaus pinigų apibrėžimo. Ir iš tikrųjų netgi galiu atidaryti ir parodyti what is money įvedus. Čia ką rašo AI, jūs čia tos nesąmonės neįdomu, bet paėjus žemiau. Wikipedia. Pirmas. Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment. Vienas sakinys. Europos centrinis bankas. What is money? Money consisted of banknotes that could be exchanged against gold or silver. Modern economies. Kažkoks antras paaiškinimas. Bank of England. What is money? Money has taken various forms through the ages, from gold and silver through the two types of use today, cash and bank deposits. Dar kitaip.
Dar žemiau Australijos rezervų bankas. Currency is a physical form of money, while deposits held in accounts with a financial institution are a digital form of money. Dar kitaip. Ir kuo toliau, kuo daugiau eisi ir ieškosi, pamatysi, kad iš tikrųjų vieno paprasto konkretaus apibrėžimo, kas yra pinigai, nėra. Dėl to šios vadovėlinės funkcijos viena kitai prieštarauja. Kai pinigai išimami iš apyvartos ir saugomi kaip vertės kaupiklis, o vėliau staiga paleidžiami vėl į rinką, vis daugiau pinigų vejasi tą patį prekių kiekį. Ir būtent taip gimsta infliacija. Ir labai geras mitas yra, kad pinigai yra kaip kietoji žaliava, ne, kaip commodities. Ir daugelis žmonių mėgsta galvoti, kad pinigai turėtų būti kieti, kaip auksas ar kita žaliava, kažkas apčiuopiamo. Tačiau pinigai nėra ir negali būti žaliava. Kodėl? Todėl, kad žaliavoms negalima pritaikyti pinigų politikos. Jų negalima sukurti iš oro, negalima sunaikinti ar pritaikyti joms palūkanų normas. Pinigai taip pat nėra kažkoks savanoriškas susitarimas tarp žmonių, nes jeigu tai būtų, tai valstybės paklaustų jūsų, už kokią prekę, kuom jūs sutiktumėte mokėti. Bet taip nėra ir ne viena valstybė neklausia savo piliečių, kokią prekę jie sutiktų naudoti kaip pinigus. Valstybė jums tiesiog nurodo, mokesčius mokėsite būtent šią nacionalinę valiutą. Jei bandysite sumokėti, pavyzdžiui, bitkoinais, pesais, dar kažkuom, sakykime, jie vis tiek bus, net jeigu ir priimti kaip mokėjimo forma, jie vis tiek bus pirmiausia parduoti už dolerius ar eurus pagal tos šalies nacionalinę valiutą ir tik tada ta valiuta padengs jūsų skolą valstybei. Toliau. Buhalterinė pinigų realybė. Tai jeigu pinigai nėra prekia ir jeigu tai nėra vertybė savaime, tai kas tie pinigai? Europos centrinio banko vadovė Lagarde viename seminare atvertė savo kortą, pavadinkim taip, kad pinigai yra pretenzija ir angliškai skamba geriau, tiesiog kleimas į centrinį banką. Tai buhalteriškai tai yra visiškai grina tiesa. Mums, kaip paprastiems žmonėms, kurie naudojasi pinigais, tai skamba galbūt keistai, bet iš buhalterinės pusės tai yra visiškai teisinga. Tai galim dabar greitai pažvelgti, kaip veikia banko apskaita, nes tai šokiruoja daugelį žmonių, kai jie tą sužino. Jūsų padėti pinigai į banko sąskaitą, o tarkim viskas, ką jūs dabar laikote banke, eurais ar kažkokia kita valiuta, banko apskaitoje yra įrašomi ne kaip turtas, o kaip banko įsipareigojimas jums. Tai kitaip tariant, jūs turite kleimą į banką, pretenziją į banką ir su ta suma, kurią jūs matote, sakykime, savo banko sąskaitos programėlėje. Tai banke jūsų turimi pinigai pačiam bankui, banko apskaitoj, tai nėra turtas, nors tai atrodytų, kad būtent taip ir turėtų būti. Tai, ką jūs laikote banke, bankas sako, va, čia yra mūsų žmonių surinkti depozitai, tai yra mūsų turtas. Tai iš tikrųjų yra įsipareigojimas jums. O išduotos paskolos, tai viskas, ką bankas skolina ir visos paskolos kiekvieno žmogaus, yra įrašomos kaip turtas, kaip esatai. Tai yra labai neintuityvu, tačiau tik taip gali veikti visa globali pinigų apskaita. Tai nors buhalteriškai pinigai yra pretenzija, angliškai skamba geriau tiesiog kleimas, realiame gyvenime jūsų turimas 20 eurų banknotas nėra fizinė pretenzija, su kuria galite nueiti į centrinį banką ir kažko iš jų pareikalauti. Tai čia irgi gaunasi labai įdomiai. Jūs neturite jokių realių pretenzijų į vyriausybę. Atvirkščiai, vyriausybė turi pretenzijų į jūs mokesčių pavidalu. Tai pinigai paprasčiausiai padengia arba užskaito pretenzijas tarp skirtingų žmonių ir institucijų. Kaip ir prekės, pinigai atlieka atsiskaitimo funkciją ir būtent šis panašumas sukuria tą didžiulę iliuziją, kad pinigai patys savaime turi kažkokią tai fizinę vertę. Tai kokia dabar būtų išvada?
Pinigai nėra auksas, pinigai nėra popierius ir nėra vertės savaime patys iš savęs. Pinigai yra paprasčiausiai griežta, pasitikėjimu ir valstybės prievarta grįsta apskaitos sistema. Kitaip tariant, didžioji apskaitos knyga, vėlgi angliškai skamba geriau, ledgeris. Ne visas, o visas pasaulio finansų variklis sukasi tik todėl, kad bankai nuolat perrašinėja šias pretenzijas, angliškai kleimus, iš vienos sąskaitos į kitą. Tačiau dabar, būtent šiuo metu, 25-6 ir iš esmės nuo 20 metų visi žinom, kas ten vyko ir kas vyko po to ir viskas, kas dabar tiesiog vyksta, viskas nevyksta atsitiktinai, pavadinkim. Ši analoginė apskaitos sistema pasiekė savo fizinių galimybių ribas ir pradėjo byrėti. Todėl kitoj pamokoje mes pažiūrėsim po šios sistemos gaubtu ir pamatysim, tokius, pavadinkim, slaptus finansų vamzdynus. Tai yra visiškai vieša informacija, jeigu žinai, kur žiūrėti. Dažniausiai žmonės žiūri priešingai, žiūri į paviršutinišką informaciją ir skaito iš mainstreaminių medijos šaltinių informaciją, kai iš tikrųjų galėtum nueiti į visiškai viešus puslapius, tokius kaip Abiso data, centrinių bankų data ir panašiai, statistinius puslapius ir visą šitą informaciją gauti. Tai palandžiosim po tuos slaptų finansų sistemos vamzdynus ir sužinosime, kodėl daugiau negu 30 trilijonų dolerių šiuo metu yra tiesiog įkalinti bankų sąskaitose, paralyžiuodami visą pasaulio ekonomiką. Ir dėl ko skaitmenizacija, tokenizacija ir tas perėjimas į naujos kartos finansų sistemą visą šitą dalyką sprendžia, atlaisvina, kam tai naudinga, kodėl tai naudinga ir kaip. Viską po truputėlį su kiekviena pamoka eisim giliau ir giliau ir tikėkime, kad gale visų pamokų turėsite pakankamai aišku supratimą, kaip ir kodėl visas šitas reikalas vyksta ir veikia.